Labas vakaras visiems. Matote savo ekranuose, kas jūsų ir mūsų šiandien laukia Vytauto didžiojo universitetas prieš Lietuvos sporto universitetą. Dar vienerios rungtynės Lietuva iki 2-3, bet galiausiai vėlgi rungtynių pabaigoje įvartis į savus vartus ir pralaimėjimas 2-4. Čia tolimas smūgis užbaud ir Karolis Skamarakas. 2-3 buvo pralaimėta, o pergalingoje dvikoje prieš Klaipėdos universitetą čia keičiama atakos kryptis, vėl kamuolys nukeliauja į kairę ir čia perdamas į baudos aikštelę, kovo antrajame aukštes. Šiugždinis bandė sužaisti gražiai, nepavyko, čia jau LSU komandos ataka, smūgis į Vodų komandą labiau bazuojasi puolime ir po nesėkmingo puolimo reikia grįžti atgal. Čia reikia grįžti LSU komandai, smūgis ir 1-0. Vodų komanda štai gražiai čia išlaviruoja su kamuoliu, atlieka perdamo, labai viskas sėkmingai ten atliko Gediminas, šiaip gražiai organizuoja ataką LSU. Ten dar prieš tai buvo Vancevičiaus labai gražus klaidinantis judesys, geras perdamas, čia viskas gražiai išlaviruota. Sėkmingai ir Lukas Tatarūnas ten sužaidė atlikdamas perdamo. Vasiliaus perdamas Putinauskui. Ir šios stiprus perdamas į priekį Rokas. Gražiai žaidžia Vodų, vėjas Brazys, nuošalės nėra, smūgis ir 2-1. Reikės LSU komandai bandyti tiesiog savo gerais perdamais lyginti rezultatą ir štai čia kokia proga, galimybė. Reinas Bututis, čia yra erdvės, toks bandymas nuginkluoti Roką Pačėsą, prasidėjo antroje kėlinio pusėje. Dabar Reinas Bututis. Tiksliau, jo, Reinas Batutis ten buvo kinėje. Natūralu, jog jeigu galbūt rezultatas būtų lygus, Vodų būtų tęsę tai, ką darė pirmame kėlinyje. Batutis ir puikus įvartis, 3 puikių smūgių ir didina komandos persvarą. Nesinorėtų be abejo turėti likusį laiką ir labiau procesinę rungtynių pabaigą. Dabar Batutis spėja prie kamuolio, Rokas Pačėsa. Rokas Pačėsa yra nuginkluotas, gal Šiugždinis kamuolį perima, bet jam iš po kojų išmušamas kamuolys. Tiesa, LSU komandai ne viskas čia pasiseka ir Reinas Batutis. Tam praktiškai paskutiniajam šio sezono mėnesiui. LSU komandos ataka ir čia buvo galimybė. Reinas Batutis ieško savų erdvių ir galimybių. Erdvių yra, atskuba ir komandos draugas, ar bus perdamas, Buslys, manau, kad dabar galėtų. Tai yra prarastas kamuolys ir dabar jau atsikerta LSU ekipa, geras perdamas iš gilumos, priekyje ten Reinas Batutis ir dabar jau į tuščius vartus, jo šou. 2 įvarčiai ir žavi. Čia vėlgi reikia žiūrėti į kontekstą, žiūrėti kokią sudėtį surenka komandos. Na čia gali būti ir 5-1, ir 5-1. Galima pasveikinti su pirmąją pergalę. LSU patiria antrąjį pralaimėjimą. Na, manau, rungtynės įdomios buvo žiūrovams, daug pavojingų epizodų tiek prie vienų, tiek prie kitų vartų. Kaip sakėt, tai turėjome daug progų, nepavyko visų jų išnaudoti. Tačiau realizacija pakankamai nebloga, sakykime, šiai dienai. Atsiranda po trupučiuką tos ir kombinacijos jau. Pavyksta nugabenti kamuolį ten, kur norime. Pavyksta įmušti. Antrą įvartį įmušėm po labai gražios kombinacijos, tenkina tai. Tačiau gynyboje dar šiek tiek turime tų tokių spragelių, kur varžovai pasinaudoja. Bet bendrai žiūrint, šiandien tikrai džiaugiamės pergalę. Pelnytai, manau, iškovotai. Prieš rungtynes ir komanda buvo apdovanota už praeito sezono pasiekimus. Galbūt tai buvo priminimas daliai žaidėjų, kad šį sezoną, jeigu taip ir toliau bus pralaimėjimai, jau bus sunku net ir apie tą pirmą trejetą galvoti. Nebuvo kažkokio labai didelio streso, nes žinojom, kad tikrai galim žaisti gerai. Pirmas 2 rungtynės nežaidėm blogai, tačiau nepavyko tiesiog iškovoti taškų. Šiandien susėdom su Chebryte, pakalbėjome, ką turime daryti. ką praeitose rungtynėse nepadarėme, tai manau padarėme išvadas ir viskas gerai sekėsi. Tai kažkokio streso pakankamai dėl to nebuvo.
kad turime užimti 3, ar 2, ar 1 vietą. Apie tai negalvojame, einame iš rungtynių į rungtynės ir kovojame tiesiog. Kažką sunku pakomentuoti, nes rezultatas toks skaudus. Kaip sakau, padarėm varžovus geresnis negu jie turbūt buvo. Mes visiškai nesulošėm, ką planavom, kur iš klaidų tiesiog gavom įvarčius. Mes turėjom progų, bet nemušom, jie turėjo progas, jie mušo ir toks rezultatas tiesiog. Gal šis sezonas bus tuom ir žavus, kad nenuspėjamas, įveikėt Klaipėdos universitetą, dabar pralaimėjimas, tai iš esmės tokia svyruojant ir visą turnyro lentelę gaunasi. Tai studentų lyga visada nežinai, kas iš ko gali atimti taškų, tai dėl to ir įdomi. Tai tikimės, kad mes tuo pralaimėjimu čia nesustosime, eisim tolyn ir taškus pradėsim rinkti daugiau. Šiandien ir daug praleidot, bet iš esmės daug progų turėjot ir žaidžiant daugiau su kamuoliu antrajame kėlinyje, ir žaidžiant mažiau galbūt su kamuoliu pirmajame kėlinyje, ko galbūt pritrūko jau vien kalbant apie pirmą kėlinį. Tai to ramumo, kaip aš sakau, įsirink kampą ir mušk į kampą ir viskas, o kai tu muši į vartininką, tai aišku, kad tas vartininkas daugiau pasitikėjimo gauna ir paskui jau vėl sunkiau įmušti. Tai išsinaudok progas ir aišku visas žaidimas pasikeičia, tai reikia mušti.